Dabar parodysiu, kaip atliekamos yra sandėlio surinkimo operacijos. Tai iš pagrindinio meniu einam į sandėlio operacijas ir tada einam į pristatymo užsakymus. Pristatymo užsakymuose matom skirtingus dokumentus, skirtingas užduotis, kurias turim atlikti. Įsijungę vieną užduotį, matom, kad atsidaro detalės apie tą užduotį. Tai matom trumpą informaciją, matom prekes, kurias turim atlikti šitoj užduotį ir matom atliktas eilutes, kurių kol kas nėra. Norėdami pradėti užduotį, spaudžiam pradėti perkelimą. Ir mus iš karto perkelia į eilutės atlikimo langą. Pirmoje eilutėje matom šaltinio lokaciją, tada matom produktą ir matom tikslo lokaciją. Tai reiškia, kur turim nueiti, ką turim paimti ir kur turim nunešti. Eilutės vienos dega žaliai, kitos dega geltonai. Geltonas turim patvirtinti jas nuskanuodami, kad galėtumėm atlikti eilutę. Tai nuėjęs į pirmą lokaciją, ją nusiskanuoju. Jinai pasitvirtina ir tada ieškau reikiamos prekės. Prekę nusiskanuoju, prekę irgi pasitvirtina. Šiuo atveju tikslo lokaciją jau uždegam žaliai iš karto, nes čia klaidos nepadarysim. Patvirtinam kiekį, einam į antrą lokaciją. Ją nusiskanuojam, ieškom prekės, nusiskanuojam, tvirtinam prekę. Viršuj matom mėlyną eilutę, tai rodo, kiek prekių jau šitam dokumente mes atlikom ir kiek jų dar liko atlikti. Tai šiuo atveju 2 atlikom ir 1 liko dar. Skanuojam paskutinę lokaciją ir tada skanuojam prekę. Gali būti, kad ne tą prekę nuskanuosim, tai tada meta pranešimą, kad nuskanavom ne tą prekę ir taip sistema neleidžia paimti tų prekių, kurios nepriklauso šiam rinkimui, šiam dokumentui. Jeigu nežinau, kas tai per prekė, galiu pasididinti nuotrauką, pasižiūrėti ir tada ieškau toliau. Randu prekę, visas eilutės uždegu žaliai, įsivedu kiekį ir patvirtinu. Tos lemputės, kurias žalias arba geltonas, konfigūruojamos yra individualiai, tai reiškia, mes patys galim arba leisti skanuoti kažką, arba nereikalauti skanuoti, tai tas pasitvirtina ir individualiai. Dabar, kai visas eilutes atliekam, tai užsipildo atliktos eilutės, čia vėlgi galim kažką grąžinti, jeigu norim pataisyti. Jeigu ne, tuomet užtvirtinam dokumentą ir perkelimas baigtas.